Mes paprastai motosportuose matome paprastai vyrus, bet yra keletą moterų, kurios dirba čia. Viena iš jų lankosi čia, Vilniuje šįryt, ir labai su malonumu kviečiu Dominiką Kukurytę, kuri yra laisvai samdoma buvusi Visa Cash App Red Bull Formula One Team komandos vyresnioji partnerystės vadovė. Taigi visi pasitikit Dominiką. Sveiki, man didžiulė garbė pradėti šią nuostabią dieną. Šiandien norėčiau pasidalyti su jumis. Aš manau, kad jūs tikrai atpažinsite, kuo aš noriu pasidalyti. Tai yra Formulė 1, greičiausias sporto šaka pasaulyje. Bet šiais laikais Formulė 1 tai nėra vien didelis greitis, ne vien 20 automobilių sukančių ratus trasa 2 valandas. Šiandien Formulė 1 yra prekės ženklų partnerysčių kalvė, keičianti būdus, kaip kompanijos užmezga ryšį su viso pasaulio auditorijomis. Bet ką mums reikia Formulės 1? Formulė 1 auga. Rėmėjų bendra vertė sudaro $1,5 milijardo ir augimo greitis yra nuo 5 iki 7% per metus. Žinoma, visa tai iš dalies dėka Netflix laidos. Taip pat Formulė 1 tai yra pasaulinė sporto šaka. 24 lenktynės, 21 šalyje, 5 žemynuose. Ir visa tai vyksta kas 2 savaitės. Ir tai yra didžiausias skirtumas, kuo ši sporto šaka skiriasi nuo, tarkime, olimpinių žaidynių arba pasaulio taurės, nes jie ruošiasi ir varžosi kas 4 metus. O čia yra galimybė rodyti savo partnerystę, pasirodyti kas 2 savaitės. Ir aš esu įsitikinusi, kad Formulė 1 tai yra unikali ir lanksti platforma investicijoms. Čia yra daugybė galimybių pasiūlyti savo produktus įvairioms industrijoms. Taigi, Formulė 1 transformuojasi ir iš tikrųjų veržiasi į naują erdvę. Ir norint teisingai orientuotis šioje erdvėje, reikia suprasti, kokie veiksniai formuoja ateitį, kokios rizikos mūsų laukia ir kokios tendencijos iš viso to iškyla. Yra daugybė veiksnių, bet pamėginau išskirti 3 pagrindinius dalykus. Visų pirma, tai yra technologinė pažanga, po to kintantis sirgalių demografija ir elgsena ir, žinoma, augantis susidomėjimas tvarumu ir socialinė atsakomybė. Kalbant apie technologinę pažangą, Formulė 1, žinoma, tai yra aplinka, kurioje vyksta didžiulė konkurencija, kur svarbi kiekviena smulkmena, kiekviena sekundė. Įsivaizduokite, kad jeigu svoris viršyje bent 1 kilometrą, tai gali kainuoti varžybas ir jums gali pakeisti greitį 2 sekundėms, o 2 sekundės čia yra labai svarbios, nes jos gali nukelti jūs nuo pirmaujančių pozicijų į galinės pozicijas. Taigi, Formulė 1 siekia technologinio proveržio, nes jis padeda jiems pasiekti laiminčias pozicijas. Ir šioje vietoje pastaruoju metu dirbtinis intelektas ir didieji duomenys padeda tobulinti technologijas trasoje ir už trasos ribų. Žinoma, egzistuoja tam tikra biudžeto riba ir komandos turi tam tikrą ribą, kiek jie gali išleisti. Kokios jų išlaidos susijusios su varžybomis, tai yra medžiagos, automobiliai ir netgi mechanikų ir inžinierių atlyginimai. Ir šį sezoną
Tai yra tik 135 milijonai dolerių. Ir sakau tik dėl to, kad prieš pristatant šią ribą 21 metais Mercedesas išleisdavo apie 400 milijonų dolerių. Taigi dabar turi išleisti trečdaliu, tik tai trečdalį to. O antrasis vairuotojas turi tam tikrą apribojimų skaičių važiuojant trasa. Ir komanda negali tiesiog paimti automobilį į bolidą ir tiesiog važiuoti, kada nori tai daryti. Turite du bandomuosius savaitgalius, turite 2 galimybės išvažiuoti į trasą ir viskas. Taigi labai svarbios technologijos, kurios padeda apdoroti surinktus duomenis, tobulinti gamybos procesą, kurti tam tikrus skaitmeninius dvynius kompiuteryje ir atlikti simuliacijas kompiuteryje, siekiant išsiaiškinti, kas padeda didinti efektyvumą. Ir vienas iš ryškiausių pavyzdžių yra partnerystė tarp Oracle ir Red Bull Racing. Oracle aprūpina komandą debesų kompiuterijos paslaugomis ir naudojami didieji duomenys ir dirbtinis intelektas ir jiems pavyko išanalizuoti tikruoju laiku gaunamus duomenis ir atlikti 25% daugiau simuliacijų. 2023 metais sezono metu jie atliko 100 milijardų simuliacijų. Taip pat labai svarbus sirgaliai, keičiasi demografija. Ir aišku, dėka Netflix laidos sirgaliai jaunėja ir Formulė 1 pritraukia naują auditoriją, pritraukia moteris. Taip pat Z kartos atstovus. Ir visi šie sirgaliai, daugiau nei 70% jų pasiekė informaciją per skaitmeninės platformas. Ir visa tai skatina komandas atnaujinti savo strategijas, kaip jie bendrauja su sirgaliais, kaip jie kuria savo turinį, kaip jie organizuoja sirgalių patirtis, kuris leidžia juos įtraukti, taip pat kaip jie atnaujina savo turinį tikruoju laiku ir tas turinys yra originalus, autentiškas. Ir tai ir daro Red Bull Junior Team. Tai yra partneriai Visa, Cash App ir Hugo. Jie visiškai pakeitė savo strategiją ir jie orientuojasi į jaunesnę auditoriją, į Z kartą, organizuoja influencerių talentų programas ir imasi tų drąsių, autentiškų žingsnių, formuodami tokį turinį, koks tiktų Z kartai. Jie taip pat siekia įtraukti sirgalius. Štai yra ta vieta iš automobilio pristatymo Vegase 2024 metais. Čia yra Miami V-Carb pristatymas. Jie paėmė visą automobilių plovyklą ir transformavo ją, kad ir kiekvienas sirgalis galėjo kurti kažkokį savo turinį. Bet sirgalius duomina ne tik autentiškas turinys, bet sirgaliams labai svarbus tvarumas ir tokios svarbios temos kaip įtrauktis, įvairovė. Ir 80% sirgalių nori ne tik stebėti sportą, bet jie nori ir palaikyti komandą ir sportininkus, kurie turi tas pačias vertybės kaip ir sirgaliai. Todėl komandos turi išsiaiškinti, kaip paversti savo veiklas tvaresnes, ekologiškesnes, įtraukesnes ir visi su partneriais dirba privačiai, taip pat Formulės 1-2 lygmeniu. Taigi Formulė 1 paskelbė, kad iki 2030 metų jie siekia pasiekti visišką nulį, kalbant apie anglies emisijas. Ir vienas didžiausių iššūkių šiuo atveju yra logistika. Kaip minėjau, 24 lenktynės ir turi pervežti tonas medžiagų filmavimui, komandai. Ir
norint sukurti štai tokią sudėtingą sistemą ir kad ji būtų tvari, tam reikalingos įvairios inovacijos. Ir DHL intensyviai dirba su Formulė 1 šiuo klausimu. Ir praeitą savaitę Formulė 1 paskelbė, kad investuos į SAF, tai yra tvarus aviacinis kuras, ir jie taip pat sunkvežimiuose naudos biokurą, siekdami sumažinti CO2 emisijas 80%. Ir tai yra svarbu ne tik sportui, bet ir mūsų kasdienybei, nes inovacijos, kurios įdiegiamos Formulėje 1, gali būti įdiegiamos ir kasdienybėje. Bet Formulėje 1 taip pat susidurime su daugybė rizikų ir į tai taip pat reikia atsižvelgti. Viena iš jų yra rinkos prisisotinimas ir apriboti resursai. Na, Formulė 1 auga, vis daugiau rėmėjų nori ją remti, bet šios varžybos yra unikalios, nes yra tik 10 komandų, kurios varžosi tarpusavyje vienu metu toje pačioje vietoje. Jos stebi tą patį auditoriją ir jie yra transliuojami per tuos pačius kanalus. Ir žinoma, resursų yra ribotai, nes tu negali sukurti kažko dar daugiau. Yra tik 2 automobiliai ir tik 2 vairuotojai. Ir, natūraliai, tai gali mažinti grąžą, kurią gauna rėmėjai. Poveikis prekės ženklui gali būti mažesnis, nes rėmėjai varžosi ir tarpusavyje ir atitinkamai kyla rėmėjų kaštai. Taip pat yra ekonominis neužtikrintumas ir biudžeto apribojimai. Mes jau kalbėjome apie Formulės 1 biudžeto lubas, bet ir kartu taip pat yra tam tikrų ekonominių svyravimų, kuriuos būtina atsižvelgti. Mes tai matėme, kai Rusija pradėjo karą, mes matėme, kaip kompanijos, ypač pramonės šakos, kurios, yra jautresnės rinkos pokyčiams. Ir kaip buvo stabdomi biudžetai. Ir kaip Formulės 1 komandoms buvo sunku gauti investicijų. Tai yra pasaulinio lygio sporto šaka, todėl sunku prisitaikyti prie skirtingų reikalavimų skirtingose pasaulio šalyse. Tai yra skirtingos taisyklės, kalbant apie reklamas, apie aplinkosaugą, apie darbo įstatymus. Ir jeigu ypač dirbate su pramonės šakomis, kurios yra prieštaringos, kaip pavyzdžiui, lošimai, alkoholis, labai svarbu, kad kiekviena komanda žinotų, kaip tvarkytis su tuo, nes jeigu nesilaikysi reikalavimų, gali sužaloti Formulės 1 įvaizdį, rėmėjų įvaizdį, komandos įvaizdį. Taip pat gali būti tam tikrų teisinių pasekmių. Taigi, visi šie veiksniai, jie formuoja ateitį. Ir atsižvelgus į visus tuos reikalavimus, kaip partnerystės atrodys ateityje. Paprašiau dirbtinio intelekto sukurti tokį paveikslėlį, kaip jis įsivaizduoja Formulės 1 ateitį. Atrodo futuristiškai, bet pažiūrėkime, kokiosgi bus tendencijos, kokios laukia tendencijos artimiausioje ateityje. Aš esu įsitikinusi, kad mes judėsime link hibridinių modelių projektų pagrindų, lankstesnių partnerysčių. Galbūt nebūtinai rėmėjai rems varžybas ar komandą, bet galbūt rems gamyklinę dalį, kalbant apie tvarumo perspektyvą. Ir vienas iš pavyzdžių iš mūsų kaimynų, Lenkų kompanijos Orlen, jie turi globalią partnerystę, bet tai yra pavyzdys, kaip gali orientuotis ir į savo vietinę rinką. Jie pritaiko turinį Lenkijos rinkai, įtraukia Lenkų sportininkus į savo veiklas ir kartu su vairuotojais kūrė turinį, kartu su komanda kūrė turinį ir kartu
pasitelkia komandos išteklius ir atveda juos į Lenkiją. Kita tendencija yra įsitraukimas į komandos gyvenimą. Mes matėme, kad Formulės 1 partnerystė tai ne vien lipdukas ant bolido, tai yra žymiai daugiau. Ir mes matome, kad sirgaliai nori matyti ne vien rėmėjų turinį, jie nori matyti vertybės, jie nori matyti veiklas, kurios harmoningai integruotos į komandos gyvenimą. Ir bus žymiai paprasčiau, žinoma, dirbti su techniniais partneriais, kurie daro įtaką pačioms varžyboms, bet populiarėja ir mada. Na, kai visi vairuotojai įeina į zoną ir tai yra būtent puikiai galimybė, kai mados prekės ženklai gali pasinaudoti šią galimybę. Ray-Ban ir Ferrari, Tag Heuer, Red Bull Racing, taip pat Hugo su Visacash RB, jie naudojasi būtent tuo momentu kaip mados podiumu, parodydami naujausias savo kolekcijas arba tam tikrus elementus. Tai pavyzdžiui, jūs matote Tommy Hilfiger su AMG Mercedes. Taigi jūs matote, kokia yra galimybė vartotojams skirtom prekių gamintojams. Taip pat labai svarbios partnerystės orientuotos į efektyvumą. Formulės 1 komandas teiks prioritetą partnerystėms, kurios kūrė vertę ir suteikia naudą visiems. Taigi dirbs su skirtingomis pramonės šakomis, su skirtingomis prekių ženklais, kad sutelktų kompetencijas ir kad sukurtų dar geresnės inovacijas. Ir netgi pereitų į kitą lygį. Galbūt netgi pereitų į kitą sporto šaką. Kaip manote? Kokia sporto šaka yra labiausiai susijusi ar panašiausiai Formulė 1? Bet tai nėra motosportas. Klausimas auditorijos. Taip, buriavimas. Puikiai. Jūs nustebsite, bet šie burlaiviai šiuo metu vyksta Amerikos taurė, Barcelonoje didžiausias buriavimo varžybos ir jie turi daug bendro su Formulės 1 bolidais. Technologijos, projektavimo procesas, duomenų analizė, varžybų analizė ir aerodinamika, nes Formulė 1 bolidas ir šis burlaivis yra kaip lėktuvai, kaip orlaiviai ir jie funkcionuoja panašiai. Ir nenuostabu, kad 3 komandos iš Formulės 1 sudarė partnerystę su 3 America Cup komandomis, kad pasinaudotų viena kitos kompetencijomis ir laimėtų varžybas. Ineos su Mercedes ir Alpine su Orient Express, prancūzų komanda. Taigi, Formulė 1 eina ir skuba į ateitį ir juos skatina tai daryti naujausios tendencijos, kurios keičia partnerystės ir partnerysčių ekosistemą. Jie atsižvelgia į naujas technologijas, į besikeičiančią demografiją ir siekia išsiaiškinti, kaip pakeisti savo elgseną tokiame pasaulyje. Ir aš kviečiu jūs pasisemti įkvėpimo iš šių tendencijų ir pagalvoti, kaip naujoviškai kurti vertingas partnerystės, kaip išeiti už tradicinio mąstymo ribų. Ir tokiu atveju mes tikrai kartu sugebėsime lenktyniauti link ateities. Ačiū. Ar turit kas nors klausimų? Taigi, ačiū labai, Dominika. Turime šiek tiek laiko klausimams jums. Taigi, kelkit rankas. Dominika puikią prakalbą padarė ir daug informacijos apie Formulę 1.
Tai gal iš salės kas paklaus, ar per programėlę kas nors, ar kas nors parsisiuntėt programėlę? Niekas? Ne vienas? Gerai, Dominika, pradėsiu nuo klausimo, kuris dabar tiesiog sprogdina žinias. Tai Richardo, čia sakoma, arba Ricardo, jį praėjusį vakarą išmetė iš komandos. Kaip vertina tas žinias, kad jį išmetė iš komandos? Tai tiesiog parodo, manau, konkurencingumą formulės vienas, kad kiekviena sekundė yra svarbi ir jeigu nesi pakankamai greitas, tave gali pakeisti po vienų lenktynių. Ir per tokią konkurenciją žmonės ir turi pereiti. Tai mes matėme kai kurių reklamų su juo, kaip svarbu žmogaus veidas sporto komandoje. Ar bus komandai sunkiau parduoti žmonės, parduoti reklamas, kadangi kai Danieliaus nėra jau komandoje ir jį pakeitė jaunuolis, kurio nepažįsta formulę remiantis prekių ženklai. Tai taip, tai dabar jau matom, kad ne tik sportininkai yra ir labai daug svarbių talentų, influencerių, kurie suteikia komercinį atspalvį komandoms ir jau tokia tampa realybė ir kai vairuotojas išeina, tai aišku, kai kurie sponsoriai išeis ir galbūt kažkaip kitaip reikės kurti pridėtinę vertę partneriams ir galbūt kitais metais Lewis Hamiltonas eis į Ferrari, nebe Mercedes. Ir tose komandose keisis komercijos ir reklamų vaizdelis. Mums reikia lietuvio vairuotojo tam. Ar tai įmanoma? Jeigu nėra vairuotojo iš tos šalies arba nestipri šalis tame sporte, ar įmanoma surengti lenktynes, tai reikia mokėti, sumokėti reikia. Ar dar yra klausimų? Aš dirbau, klausimas buvo, kaip patekau į šitą verslą. Aš dirbau su sporto renginiais ir man užtruko 6 metus dirbau su buriavimu, futbolu ir po to aš supratau, kad norėčiau būti kitoje ekrano pusėje, tai užima laiko, bet tai žingsnis po žingsnio judėjimas link tavo tikslo. Ačiū. Dar turim keletą minučių. Ar dar yra klausimų? Ar 20-ais Hamiltoną apiplėšė, galima sakyti, kokios jūsų mintys? Tai labai politinis klausimas. Aš tikiu, kad tai buvo labai gerai sportui, kas beatsitiko ten, nes kad tęstusi konkurencija, tai tada sportas tampa įdomesnis. Matėm, kad 7 metus iš eilės Mercedesas laimėjo ir susidomėjimas formulė mažėjo, bet dabar jau konkurentai priartėjo ir žiūrovai grįžta. Taigi, tai yra gerai. Ar turim dar klausimų? Taigi vienas iš pavyzdžių, kaip minėjau apie renginius, tai
Tai dar kol Formulė 1 nebuvo tokia ekskliuzyvi, tai kiekviena sporto šaka nori atsiverti fanams, gerbėjams. Pirmiausia, komanda organizuoja konkursą, kai šiaip eilinis fanas gali atvykti, būti komandos nariu ir parengiamas turinys. Gali influenceris skaitmeninis dalyvauti ir taip transliuojama per socialinius tinklus, galima būti, pavyzdžiui, plaunama mašina arba apipaišoma, dažoma. Ir tai yra integracija, tokia inkliuzyvi, įtrauki integracija, bet komandos daug dirba, ieško naujų būdų, kaip atsiverti gerbėjams ir kad tai nebūtų, kad Formulė 1 tik tai tokia ekskliuzyvinė, uždara sfera. Klausimų negirdėjom, bet taip yra Formulės 1 simulacijos iššūkis, bet įvyksta kažkokių ten sunkumų, bet buvo. Buvo ir kovų, ir sunkumų su skaitmeninė konkurencija. Tai jaunesnių vairuotojų akademijos, jos naudoja jaunesnius vairuotojus ir naudoja virtualią simulaciją komandoms, užuot naudoja Formulė 1 vairuotojus. Klausimo negirdėjom. Taip, aš tikiu, kad tai gali atsitikti. Jeigu yra tik tai dvi tos mašinos ir kiekviena komanda nori ieško būdų, kaip sukurti naują turtą. Ir buvo bandoma LED ekraną įstatyti ant automobilio ir galima ne lipdukus dėti, o keisti tiesiog vaizdą. Taigi perspektyvoje tokių naujų atradimų tikrai bus. Taigi, ponas ten. Buvo klausimas, kaip dirbti su partneriu, kai, pavyzdžiui, vairuotojas iškrenta. Tai žinoma, pasaulis sužinojo, bet su partneriais, tai be abejo, pagal sutartis jie informuojami iš anksto ir ten komunikacija vyko, aiškinama situacija, kas atsitiko ir ieškomi būdai, ar jie labai nusiminę ir ar tai įtakos jų praradimus, tai ieškoma būdų, kompromisų, galbūt kažkokių tai papildomų aktyvų. Tiesiog, kad partneriai matytų, kad mes esam lankstus ir norim jiems padėti. Tai yra partnerystė ir nuolatinis pokalbis vykstantis. Ir kad sezonas būtų užbaigtas kartu. Ar dar turim klausimų? Ar galiu aš vieną iš paskutinių klausimų? Kas jūsų mėgstamiausias Formulės 1 vairuotojas, kai nebedirbate su šita komanda? O kas yra, kur jums geriausia vieta žiūrėti lenktynes?
Japonijoje Suzuka tai labai gera vieta varžyboms, bet taip pat ir vieta fanai, tai įtakoja Juki, japonų vairuotojas, taigi daug gerbėjų yra tiesiog išprotėję ir Japonija ta vieta, kur aš noriu vykti į lenktynės kiekvienais metais. Taigi, ačiū, Dominyka Kukurytė, kokia nuostabi prezentacija.